Sveiki visi. Šiame video pakalbėsiu ne visai įprastai. Tai yra, nekalbėsiu apie tai, kas nutinka gero, vartojant Fitline produktus, bet kalbėsiu apie tai, ko nereikėtų išsigąsti ar net atsisakyti produktų. Tai, kai mes pradedam gerti Fitline produktus, pačioje pradžioje mes jaučiame pagerėjimo dinamiką. Tai yra, atsiranda daug energijos, žvalus protas, didelė koncentracija, gera nuotaika, daug jėgų ir energijos veikti. Ir lygiai taip pat pagerėja miegas, tai yra prailgėja gili miego fazė ir žmogus ryte atsibunda pailsėjęs, pamiegojęs, atsigavęs ir žvalus. Tačiau ilgainiui, vartojant šitos produktus, jie pradeda mūsų kūną sveikatinti ląstelės lygmeniu. Ir kadangi šie produktai turi patvirtintą NTC technologiją, ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Tai reiškia, kad jie atpažįsta problemą mūsų kūne ir eina ją spręsti. Ir šis produktas nesprendžia visų problemų iš karto. Jis sprendžia pasirinktinai po kažkokią tai vieną pagal tai, kaip tai yra gyvybiškai svarbu mūsų organizmui. Ir kokie požymiai gali rodyti, kad vyksta giluminis darbas, tai yra iškeliama problema aukštyn ir ji yra sprendžiama, tvarkoma. Tai šiame video būtent apie tai, apie simptomus, kurių nereikia išsigąsti, bet kuriuos reikia pripažinti ir išlaukti, kol visa tai praeis. Tai pradėjus gerti šitos produktus, kaip minėjau pradžiai, mes patiriam energijos, ypač jeigu mes norim daug energijos, mes geriam Activize'ą, tai yra ląstelės deguonies kokteilį. Bet nutinka taip, po tam tikro laikotarpio, kad išgėrus Activize'ą vietoj tai, kad mes patirtumėm energiją, mes norim dar labiau miego. Ir šitoje vietoj reikia leisti savo kūnui pailsėti, reikia duoti savo laiko tiek, kiek reikia, nes tuo metu rodo, kad vyksta giluminis darbas su mūsų centrinė nervinė sistema, tai yra vyksta jos atsistatymas. Tai reiškia, kad mūsų centrinė nervinė sistema buvo kažkurį laiką labai stipriai pertempta. Ir kai kūnas atsigaus, pereis vėl prie energijos gamybos ir nervinė sistema jau bus stipri. Tai yra, mes būsim daug atsparesni stresui. Man lygiai taip pat nutiko maždaug po 3 mėnesių produktų vartojimo. Aš išgeriu Activize'o, kuris mane turėtų subudrinti ir aš ne tai, kad subudrinti, bet suteikti to žvalumo, energijos ir kad aš galėčiau ramiai sėdėti prie savo projektų, darbuotis, bet nutinka taip, kad aš noriu miego ir kiekvieną dieną ir vis labiau noriu miego. Ir tada aišku, kad aš klausiu, kas čia nutiko, sakau, tai ką, produktas nebeveikia, viskas. Tai pasirodo, kad ne. Jeigu taip nutiko, reiškia šiuo metu kūnas nori ilsėtis tam, kad būtų atstatyta nervinė sistema. Ir man tai truko maždaug 3 savaitės, padidėjęs vėl mieguistumas, tai yra sugrįžau tarsi į tą vietą, nuo kurios ir pradėjau. Bet po 3 savaičių viskas atsistatė ir vėl aš jaučiuosi žvaliai, energingai, darbingai ir geros nuotaikos ir nėra jokio noro dienos metu prigulti. Toliau, kas gali dar nutikti vartojant Activize'ą? Gali būti taip, kad pasireiškia, pavyzdžiui, dusinimas, toks spaudimo, krūtinės spaudimo jausmas. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris patiria dabar su Activize'u tokius pojūčius, kad jis turėjo kažkokių arba ir turi miegančią plaučių problemą. Tai reiškia, kad jis arba sirgo kažkokiamis sunkiomis plaučių lygomis, chroniniais bronchitais, galbūt uždegimais, arba ilgą laiką, arba kažkurį tai laiką rūkė. Ir dabar, kai prasidėjo Activize'as, nusprendė, kad reikia tvarkyti plaučius, ar ne, tada žmogus išgėręs jaučia dusinimą. Ir Activize'as dažnai duoda apie save žinoti to flash efektų, tai yra, kai parausta oda, dažniausiai veidas, bet gali būti kaklas, rankos, nugara, pilvas, kojos, visiems skirtingai. Bet būna taip, kad žmogus nepatiria flash efekto, tai reiškia, kad jis
produktas šiuo metu tvarko kažkokią problemą būtent mūsų kūno viduje. Kartais pradėjus vartoti ryto vakaro kokteilį ir Activize'ą suaktyvėja arba atsiranda odos bėrimai. To nereikia bijoti, tiesiog vėl turim suprasti, kad vyksta labai intensyvūs valymosi procesai ir per odą yra išmetamos nereikalingos kažkokios medžiagos, kurios turi būti pašalintos. Tokiu metu jei taip nutiko, rekomenduojama tiesiog daugiau pagerti vandenuko, kad greičiau vyktų išsivalymo procesas. Taip, oda yra mūsų pagrindinis šalinimo organas, todėl labai daug žmonių patiria vienokius ar kitokius bėrimus. Mano atveju maždaug po 2 gal mėnesių ryto vakaro kokteilio man visa krūtinė buvo išberta smulkiais pogeliais ir 4 ar 5 dienų bėgyje tie spogeliai išnyko, dingo ir daugiau jų nebebuvo. Toliau, kas gali nutikti? Gali padidėti prakaitavimas ir prakaitas gali įgauti labai aitrų ir nemalonų kvapą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valosi limfa, galbūt išsipakuoja metalai, tai yra kažkokios tai medžiagos, kurios turi tokį kvapą. Ir šito nereikia bijoti, reikia leisti savo pralaukti, vėlgi geriant daugiau vandenuko. Jeigu jau labai intensyviai vyksta valymasis, galima sumažinti produktų kiekį, bet jokių būdų nenutraukti. Reiškia, kad prasidėjo kažkokie tikrai rimti procesai. Toliau, maždaug 10% žmonių pradėję gerti ryto vakaro kokteilį skundžiasi rėmeniu, vidurių arba užkietėjimu, arba viduriavimu, skundžiasi diskomfortu virškinamajam trakte, burbuliavimu, sunkumo pojūčiais, kartais būna, kad nesinori visiškai valgyti, toks nuolatinis apsunkimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pradėjo valytis tulžies latakai, kad prasidėjo valymosi procesai tiek tulžyje, tiek kepenyse ir lygiai taip pat visame žarnyne. Ką daryti? Vėlgi lygiai taip pat mažinti šiek tiek produkto kiekį, tai yra jeigu visa dozė sukelia šitokius stiprius efektus, galima gerti pusę pakelio, pusę normos. Ir jeigu labai stipriai, tarkim, užkietėjo viduriai, galima išgerti vidurius laisvinančią arbatą, valgyti daugiau skaidulų turintį maistą. Tai yra šiek tiek padėti savo šio laikotarpiu ir suprasti, kad tai yra laikina ir kai visą tai susitvarkys, jūs daugiau nebeturėsit aplamai jokių virškinimo problemų. Nes šituos požymius patiria žmonės, kurie turėjo, iki šiol jau turėjo kažkokių tai virškinimo, netoleravimo maisto, pūtimo, burbuliavimo, žarnyno nepakankamo darbo problemų. Toliau, kas gali nutikti dar? Dar galite pastebėti, kad jūsų šlapimas pasidarė drumstas. Tai reiškia, kad su juo išsiskiria smėlis. Ir greičiausiai, kad valosi patys inkstai, bet gali būti ir iš kitur. Druskos, smėliai išsiskiria iš viso mūsų kūno. Ir vėlgi, tai yra normalu, nereikia to bijoti, reikia tiesiog ramiai pralaukti. Kai aš po maždaug dabar tiksliai nepasakysiu, po 2 ar po 3 mėnesių rytinio vakarinio kokteilio pridėjau dar didrinką. Didrinkas yra giliai mūsų organizmą valanti priemonė, tarpląstelinį sluoksnį. Visas tas 2 savaitės mano šlapimas buvo drumstas, turėjo labai nemalonų kvapą ir man skaudėjo nugarą. Tai reiškia, kad tuo metu tikrai intensyviai valėsi inkstai. Jeigu žmogus vartojantis Sweetline produktus turi akmenligę, tulžies akmenligę, tokiu atveju patartina gerti po 1/3 visos normos. Tai reiškia, kad pakelyje yra 3 matavimo kaušeliai,
tai jums reikėtų gerti po vieną matavimo kaušelį, kad akmenys pradėtų slinkti pamažu, tai yra tirpti, trupėti, o ne prasidėtų stipri didelių akmenų evakuacija. Tikrai to jums nereikia. Daugelis žmonių pradėję vartoti produktus anksčiau ar vėliau pradeda jausti metalo skonį burnoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valosi, šalinasi sunkieji metalai iš mūsų kūno. Ir visos senatvinės dimensijos, Alzheimeris, Parkinsonas, tai ir yra metalais, užteršto kūno metalais pasekmė, kai tarp smegenų nebėra jungčių, kai yra blokatoriai ir žmogus praranda ir atmintį ir nebesusigaudo. Ir ta liga progresuoja vien todėl, kad mūsų kūnas yra perpildytas kenksmingais metalais. Tai jeigu jūs pajutot burnoj nemalonų skonį, metalo kvapą, lygiai taip pat gali būti ir prakaito kvapas nemalonus ir netgi kūno, odos kvapas nemalonus. Tai yra, jūs tarsi plaunate rankas, ar ne, bet įkvėpus jos turi labai aitrų ir nemalonų kvapą. Lygiai taip pat, tarkim, jūsų rankos švarios, jūs lauko darbų nedirbat, nieko ten žemėse nesikapstot, bet jūsų panagės gali būti juodos. Tai reiškia, kad vyksta organizmo valymasis stipriu mastu, ar ne? Toliau. Žmonės, kurie turi širdies problemų, gali jausti diskomfortą širdies srityje. Gali patirti nedidelę aritmiją arba tiesiog spaudimą arba sunkumą. Šiuo metu, jeigu taip nutiktų, vėlgi sumažinam produktą ir labai verta prisidėti geruosius riebalus, tai yra omega 3 ir kofermentą Q10 arba netgi Generation 50+, tai yra kur yra sausa forma visi sudėti gerieji riebalai, kurių reikia mūsų kūnui. Tai suteiks kūnui organams elastingumo, ar ne, ir daug švelnesnį valymą. Sumažins uždegiminius procesus. Toliau, jeigu jūs geriate ryto vakaro kokteilį ir prisidėjote dar specialią priemonę sąnariams, Gilinfitą, tai pirmosiomis vartojimo dienomis gali sąnariuose paūmėti skausmas. Ir tai ypač yra būdinga ir aktualu tiems, kurių sąnariuose yra druskų nuosėdų arba yra susidėvėję sąnariai. Tuo metu, kai vyksta kažkokie tai atsistatymo procesai, kai vyksta. Jeigu skausmai labai intensyvūs, tada galima sumažinti dozę ir palaikyti tą minimalę po vieną kaušelį profilaktinę dozę. Aš gėriau po 2 matavimo kaušelius kiekvieną vakarą ir po 2 savaičių man šiek tiek apmažėjo skausmai, bet man pradėjo traškėti sąnarys. Tai yra, aš turėjau prieš 20 metų dešinės kojos kelio sąnario traumą. Ir metus laiko ši problema man jau tikrai davė apie save žinoti, tai yra man koja visą laiką skaudėjo einant. Skausmas suintensyvėdavo, kai būdavo lietingas, šaltas, blogas oras. Taip pat, kai daugiau pajudėdavau, jeigu, pavyzdžiui, turėjau gimtadienį, atšokau gimtadienį, tai man aplamai sutino visas sąnarys ir aš kurį laiką turėjau tokį labai stiprų uždegiminį sąnarį, sulenkti kojos į lotoso pozą negalėjau. Ir po 2 savaičių Gilinfito gėrimo, kaip minėjau, po 2 kaušelius man pradėjo traškėti kažkas kojoje. Ir kadangi žinojau, kad prieš išgyjant turi kažkoks pablogėjimas įvykti, tuo metu tiesiog koją pasaugojau, bet dozės aš nesumažinau, aš norėjau tiesiog greitesnio išgyjimo. Ir dar po savaitės man dingo ir traškesiai, ir sutinimas, ir bet koks skausmas. Tai reiškia, kad sąnarys buvo atkurtas per 3 savaitės, naudojant Gilinfitą. Kaip galima savo padėti, kaip minėjau, sumažinti dozę, atlikti masažą, kažkokį tai šilumą užsidėti. Taip pat galima prisidėti omega 3 arba visus gerosius riebalus, jie daro visus šitos gyjimo procesus sklandesniais.
Va. Toliau gali pasireikšti galvos skausmai. Jie pasireiškia tiems, pas kuriuos ypač daug buvo susikaupę toksinų, šlakų, sunkiųjų metalų ir visokiausių kitokių pesticidai ar ne, visokie priedai, kurie buvo užkapsuliuoti. Mūsų kūnas, ko nesugeba pašalinti, jisai kapsuliuoja. Ir kai pradėjus gerti šitos produktus vyksta iškapsuliavimas visų šitų nuodingų medžiagų, gali pasireikšti galvos skausmai. Galvos skausmų bijoti vėlgi nereikėtų, daugiau judėjimo, daugiau gryno oro, daugiau to aktyvumo, daugiau vandenuko ir galvos skausmai po tam tikro laiko tikrai praeina. Mano atveju maždaug vėlgi visas tas lūžis vyko didysis po 3 mėnesių. Tai aš rytais atsibusdavau su tiesiog plyštančia galva. Man tiesiog, aš jau atsibundu ir jaučiu, kaip man visą galvą skauda, akys sunkios, galva tarsi tokia būtų pilna žvyro. Bet kai aš atsikeldavau, išgerdavau karštą vandenį su aktyvaisu, pajudėdavau ir skausmas labai greitai nueidavo, labai greitai dingdavo. Bet tai tęsiasi apie mėnesį laiko. Apie mėnesį laiko aš pabusdavau rytais su skaudančia galva. Va, kaip minėjau, daugumai žmonių miegas susitvarko iš karto, pradėjus gerti vakarinį kokteilį, tačiau būna, kad atvirkščiai gali sutrikti miegas nuo Restoreito. Ir būtent tai atsitiko man, tai yra, aš pastebėjau, kad jeigu aš išgeriu Restoreitą vakare prieš miegą, po vakarienės, tai aš iki 3-4 valandos, mano akys stačios, aš visiškai net nejaučiu jokio poreikio miegoti, tai yra įsijungia atvirkštinė reakcija vietoj to, kad nuramintų nervinę sistemą, kūną, man įsijungia atvirkščiai budrumas. Ir gydytoja Galina Kostina taip pat pabrėžia, kad jeigu taip nutinka, vadinasi, reikia laiko atsistatyti centriniai nerviniai sistemai. Reiškia, kad ji ilgą laiką buvo labai įtempta. Ir aš taip pradėjau gerti Restoreitą po pietų, ne po vakarienės, būtinai iki 3:30, nes jeigu vėliau išgerdavau, man jau sutrikdavo miegas visiškai. Ir maždaug po 8 mėnesių aš vis paeksperimentuodavau, patikrindavau, ar dar Restoreitas veikia mano miegą ar ne. Ir tik po 8 mėnesių produkto vartojimo aš dabar jau geriu kokią savaitę Restoreitą vakare, po vakarienės ir tai man nebetrukdo miegoti. Kartais būna taip, kad geriant Restoreitą arba vaikams junior kokteilį labai stipriai pykina, arba netgi būna, kad supykina tiek stipriai, kad vyksta išvėmimas to produkto. Taip nutiko mano dukrai, kai aš jai pirmą kartą padaviau, jinai išgėrė jį ant tuščio skrandžio ir taip pat supykino ir taip pat viską išvėmė atgal. Kodėl taip nutinka? Taip nutinka tokiu atveju, jeigu mūsų organizmas yra labai stipriai užrūgštintas arba mumyse gyvena patogeninė mikroflora. Tai reiškia, kad visi tie parazitai, grybai, pirmuonis, jie labai stipriai reaguoja į šitą produktą, atmetimo reakciją, nes tai kenkia jų gyvybei. Ir jie sukyla ir todėl įvyksta tokia reakcija. Todėl nereikėtų šito išsigąsti, bet reikėtų kūnui duoti laiko prie Restoreito priprasti. Tai reiškia, kad jeigu jūs išgerite Restoreitą ir jūs labai pykina, gerkit mažesnę dozę. 2 kaušelius arba 1 kaušelį. Ir palaipsniui vyksta organizmo valymasis, tai yra naikinami ir parazitai. Tai kaip minėjau, lygiai tas pats vaikučiams. Jeigu vaikams junior kokteilis yra labai neskanus, vadinasi yra kažkas, kas su to skoniu kovoja mūsų viduje. Va, o mano dukrai taip nutiko ir normalu, aš ir pilnai tikėjau, kad taip gali būti, kadangi mes namuose turim 3 gyvūnus, tai yra 2 katinus ir šuniuką, ir plus jį lanko žirgyną. Na, o žirgai, kaip jau ten bebūtų, higiena nelabai pasižymi.
Kas gali nutikti dar? Dar gali suintensyvėti mėnesinių skausmai. Tokiu atveju, kaip galima savo padėti, vėlgi šiluma, poilsio, bet produktų nutraukti nereikėtų. Galbūt tuo laikotarpiu, kai yra mėnesinės, galima būtų sumažinti produktą. Jeigu tie skausmai kyla dėl, tarkim, mineralų ir mikroelementų trūkumo, tuomet restoreitą galima padidinti, o ryto vakaro kokteilį šiek tiek sumažinti. Kadangi, kaip sakiau, per gimdą valymosi procesai vyksta per visur. Per mūsų gimdą mes, moteris, kiekvieną mėnesį valomės. Tai yra, kodėl moteris ilgiau gyvena? Todėl, kad per mėnesinės vyksta stiprus kūno išsivalymas. Tai kai mes geriam Fitline produktus, tas valymasis vyksta dar intensyviau ir gali tai sukelti ir spazmus, ir skausmus, ir padidėjusį kraujavimą. Nereikia to bijoti, reikia pralaukti. Paskui, vėliau, kažkada, kai susitvarkys, kai pasišalins visos cistos, polipai, kai atlaisvės mūsų saugos, ar ne, kai nebeliks endometriozės, tai ir šitie mėnesinių procesai vyks daug sklandžiau ir ramiau. Gali pasireikšti daug dar papildomai visokių smulkių požymių ir gali būti taip, kad kažkas pasireikš, ko aš net neišvardėjau, nes mūsų organizmai yra labai unikalūs ir mes kiekvienas patiriam labai unikaliai visus valymosi procesus. Tai gali tiesiog pasireikšti ūžimas ausyse, gali būti užgulusių ausų pojūtis, tarsi kažkas yra viduje, ar ne. Gali pasireikšti galvos svaigimas, raumenų skausmai, tempimo pojūčiai, pavyzdžiui, karščio šalčio bangos, gali pasireikšti krūtų skausmai, oro trūkumo pojūtis. Taip pat gali kažkuriuo metu pradėti tirpti rankų pirštai, rankos visos, ar ne, naktimis arba važiuojant dviračiu. Gali pasireikšti nuotaikų svyravimai, gali laužyti visą kūną, bet gali būti daug kas, ar ne? Ta neigiama dinamika, jinai gali vykti įvairiai pas kiekvieną. Tačiau, kas yra visiems bendra, kad tai yra laikina. Neigiama dinamika gali reikštis nuo kelių dienų iki maždaug 3 savaičių ir labai retais atvejais iki 2 mėnesių. Priklausomai nuo to, kokia buvo gylio stiprumo problema. Gali būti kažkokia mieganti lėtinė liga, kurią produktai pradeda tvarkyti, ar ne, šalinti, atstatinėti ir gali tai užtrukti laiko gerokai daugiau. Tai visi požymiai pranyksta pilnai atsistačius jūsų tam tikram organui, organizmui, ląstelės lygmeniu. Kai kuriais atvejais, jei kūnas buvo labai stipriai užrūgštintas, užterštas, labai stipriai pažeistas, sakykime, ar ne, tai gali užtrukti iki metų ar net ilgiau. Ir tie, kurie turi kantrybės, tie, kurie supranta produkto naudą, geria, išlaiko pastovumą, jeigu sukyla kažkokie požymiai, mažinam kiekius, bet dauguma žmonių po metų atsisako visų cheminių vaistų. Tai rodo, kad įvyko jau tikrai pasveikimo procesas. Tai jeigu jums įdomu sužinoti daugiau apie šios produktus, apie naujos kartos papildomą maitinimą, ar ne, tai yra tiesiog, kai kūnas pripildomas visomis medžiagomis, kurių jam reikia, jis turi resursą atgauti savo gyvybinės jėgas ir tą sveikos ląstelės pradinę būseną. Jeigu jūs domina šitie produktai, susisiekit su manimi, parašykit man asmeninę žinutę. O jeigu jūs vartojat produktus ir nežinot, kas su jumis vyksta, tai dabar jūs jau galite suprasti labiau, aiškiau. Ir jeigu jūs turite dar kažkokių papildomų klausimų, ar tiesiog jums reikia pasikonsultuoti, pasitarti, ką sumažinti, galbūt ką dadėti, tai aš visada esu pasiekiama,
Tai yra rašykit ir mes ieškosim geriausių sprendimų jums. Tai ačiū, kad esi ir iki kito karto.